Labą dieną, bičiuliai ir net. Po šito drastiško eksperimento praėjo lygtai dabar tai būtų 9 dienos ir aš čia ir nebuvo. Buvo planas ir anksčiau prieiti, nei tai lietus, tai saulutės nebuvo kada net ir prilysti ir man pačiam įdomu, kas čia vyksta. Ar iš tiesų šitas aviliukas priėmė motinėlę? Ar čia kažkas darbuojas? Aš gal labai, nežinau net vėl. Dar kartą pasitikrinti. Čia tų eksperimentų turiu vieną paskui kitą ir dar vieno video montuosiu. Bet dabar pradėkime nuo to. Bitelės, matau, skraido. Kaip aš ir rodžiau, galbūt ir priėmė motinėlę, o gal ir ne. Trumpai. Aš net gal ir neieškosiu motinėlės, jeigu biškutę atidarysiu avilį, jeigu pamatysiu, kad yra jos veiklos pėdsakų ir iš karto uždarysiu, nei nešaldysiu. Dabar nėra prasmės čia šaldyti ir paskiau žygiuosime prie karnikos, galbūt prisiuvo jau lopšelių ir jeigu 9 dienos, tai būtų pats kaip ir laikas izoliuoti vieną kitą lopšelį, kurį gal vėliau, jeigu viskas sėkmingai, pakeiščiau kai kurias gal motinėles. Tai gal tiesiog dabar mažiau kalbų, daugiau darbų. Lendu į šitą aviliuką trumpai ir pažiūrėsime, kokia čia situacija. Taip, trumpai. Gal šitaip. Net nežinau. Nežinau. Ar juos piktokos. Taip, dabar. Ai, plembač. Ta dūlinė. Jau daug dūlina. Aš kažkaip tikėčiaus. Šitam koriukė tikrai nematau jokio kiaušinuko. Tikrai nesimato jokio kiaušinuko, tai daug gerai staigiai. Vargšikiam šalta. Nelabai čia gerai, kad aš lendu faktiškai. Pats geriausias būtų pamatyti motinėlę ir viskas. Taip, nežinau, daug nevartydamas. Va, yra motinėlė, kaip matot. Bus gerai. Žodžiu, viskas, ramia sąžinė. Uždarom. Truputėlį, nežinau, tai daug motinėlė yra ir reiškias. Vau, vienas variantas kaip ir pasisekęs, vis tik niekur nedingo ir priėmė karnikas motinėlė. Ir šitas jau aviliukas bus sutvarkytas šitos motinėlės. Dabar beliko aplankyti karnikos aviliuką. Labai nerimauju, kokia te situacija. Tai ką, kelios tenai ir tuoj pat pažiūrėsime, kokia karnikoji situacija. Įdomu, taip aišku dabar. Labai įdomu dabar. Toks irgi
jau džiaugiuos, nes motinėlės nepraradau. Dabar toksai irgi, kokia čia situacija. Ar viskas gerai, ar ne. Gal dėl viso pikto nedūmisiu, bet reikia turėti dūminę. Dabar ką, ieškoti motininių lopšelių. Tiesiog iš karto, laikas tikrai nelabai čia vykęs, bet tikrai jos turėjo pasisiūti ant plokštelės. Šiaip neaišku iš ko, bet tą plokštelę visai jau neblogai ir paaugino. Kur jos pasislėpusios dabar? Tai galvočiau, o čia gali būti. O tai bus kebli situacija. Kaip ištraukti. Nieks nebus sėt. Teks šį kartą šitaip. Nes aš nieko kito trumpai pasistatau. Nežinau, kaip ir rašo. Sako, greitai padaryk, o tu. Taip, dabar svarbiausia. Nėra motininio lopšiuko. Labai liūdna. Ir čia nėra, trumpai tik tai, labai greitai. Keisto likęs, tai kodėl jos aš nežinau kaip. Nėra daug, negalima čia irgi. Ir žaisti, išaldyti. Taip, palapaktas. Gražus kūriai, bet yra viena darosi. Ir turbūt tik vieną motinėlę gal. Tai net ir keistos bitukės pirmą pradeda nuo tranų. Tai dabar faktiškai tik bet aš sakiau kiaušinėlių, tai turėjo pilną korį. Gerai, daug neerzikim. Oi. Jau.
Yra, vis tik va nemačiau, vat. Nežinau, ar matytis, va čia pačiuoj kažką bando perėtis. Nu nieko. Nu blembač. Dar atidžiau biškutį trumpai. Nėra daugiau. Šiaip visko turi. Bet vat keista, kodėlios. Visko turėjo ir nenori. Aš labai tikėjaus, kad čia perėsis ir turi tikrai iš ko čia pasiperėti. Yra vienas lopšelis paslėptas. Man atrodo, gal dar šalta ir per anksti, tai... Nu, ne taip gavosi, kaip tikėjaus. Medaus visko turi, bet biškutį. Nežinau, ką čia matot, nes šiaip aš nepripratęs korius kilnuoti ir nieko nerodyti, nes iš tiesų taip. Turim laukti, faktiškai po kol kas. Taigi po sekundę, tai įrašinėjau šito video po poros dienų. Taip jau gavosi, kad baigiant dirbti teko išvykti, o sekančią dieną nepavyko per lietų net įrašyti šito verdikto vadinamo. Tai verdiktas dabar būtų toks detaliai. Aš net jau ir pasižiūrėjau visą filmuotą medžiagą tenai. Suskaičiavau net 8 lyg 7 lopšiukus. Ir dabar pats įdomiausias dalykas. Kiek aš žinau, geriausiai išsirita motinėlės, jeigu nuo motinėlės padėjimo kiaušiniuko skaitos per 9 dienas užakiuoja lopšiuką. Tuo atžvilgiu gaunasi pačios geriausios motinėlės. Mano atžvilgiu, tai yra, šaitę biškutį buvau apsiskaičiavęs ir lygiai sakiau, iš tiesų praėjos buvo 8 dienos ir sekančią dieną aš jau tikiuosi jos uždarė lopšiukus. Tai būtų kaip ir, Gudriniaus motina gali viltis, bet visumoje aš tikiuosi, kad tai bus tikrai geros motinėlės tuo atžvilgiu, kad tai yra bitės auginosi, todėl kad prarado motinėlę. Karnika, šiandien dar biškutį pažiūrėjau, karnikos motinėlė, taip sujudino šito aviliuką, kad dirba dabar turbūt stipriausi iš visų aviliukų, kiek čia pas manęs yra. Prieš tai buvo vangės bitukės, dabar nespėjama žiūrėti, tiesiog duja, kuo atsirylyja ar vėjas, ar šalta, o kaip žinote, labai šalta. Vakar čiut net 2 plius sniegas, šiandien biškutį saulutė pašvietė, bet va dabar vėl čiut nesustriukiai, reikia kepurę susidėti. Taip, bet ne apie tai. Tai faktas, kad ką galiu dabar pasakyti, po kol kas taip, ką matau, tai tas keistasis eksperimentas turbūt galiu kaip jau dabar įvardyti kaip visai neblogas variantas gelbėti šeimas, kaip prarandama motinėlė. Bus dar viena serija, jau tada parodysiu plačiau veiklos pėdsakus, kaip yra aviliukė šičia izoliavęs motinėlės. Man atrodo, rytoj
aš jau šitam ir izoliuosiu, bent paliksiu gal pačiom kokias 2 ir kokias 2 pabandysiu, kaip sakoma, nusišvilpti, nes reikia tenai, mačiau į vieną aviliuką ir į kitą. Beje, per tą visą laiką, vieną dieną buvau, sakykim, turėjau tokių egzotinių reikalų ir turiu jau vieną naują šeimelę. Nepasakosiu, iš kur jin atkeliavo, tai bus vėl bus dar vienas filmukas, kaip man sekasi, dar vienas eksperimentas. Tai būtų tiek, prenumeruokite mano kanalą, nepatingėkite padėti patinka, o gal ir nepatinka, ir viso gero.